Glioblastoma tai piktybinis galvos smegenų auglys, viena pavojingiausių ir sunkiausiai diagnozuojamų onkologinių ligų. Kaip rašo vaistai.lt, žmonėms, kuriems gydytojai nustato šią onkologinę ligą, gyventi lieka vidutiniškai 14 mėnesių. Bet kas nutinka tada, jeigu pacientas su šita baisia diagnoze pakeičia savo mitybą? Graikijos Aristotelio universiteto tyrime dalyvavo 18 pacientų turinčių smegenų auglį. 6 žmonės sutiko laikytis keto mitybos dėl galimai didesnių šansų įveikti šitą onkologinę ligą. Kiti 12 žmonių liko prie savo įprastos mitybos. Per 3 ateinančius metus iš 6 žmonių, kurie laikėsi keto mitybos, išgyveno 4 pacientai. Iš 12 žmonių, kurie nesilaikė keto mitybos, tik 1 žmogus išgyveno ateinančius 3 metus, visi kiti 11 numirė per 16 mėnesių. Jų išgyvenamumas buvo 8,3%. Kodėl tokie drastiškai skirtingi rezultatai? Todėl, kad gliukozė yra pagrindinis vėžinių ląstelių maistas. Kai nebevalgom angliavandenių, mūsų kūnas pereina į ketozę. Tai reiškia, kad energijai yra naudojami riebalai. Bet, kaip ir rašo šito tyrimo autoriai, vėžinės ląstelės dėl savo sutrikusios funkcijos nemoka gyventi iš riebalų, o tai reiškia, kad jos nebegali taip greitai daugintis. Tai, kad 4 žmonės iš 6 išgyveno ilgiau negu 3 metus su šita diagnoze, statistiškai yra beveik stebuklas. Bet dauguma gydytojų sako, kad keto mityba yra pavojinga ir neturėtume jos laikytis.